Brangus bijūnų mylėtojai, jau geltonais bijūnais nebenustebinsi nieko. Ir šiandieną noriu Jums pademonstruoti vieną geltono bijūno veislę Bardzelą. Sukurta ji išvesta 1986 metais. Tai yra ito hibridas, o tai reiškia medėjančio ir žolinio bijūno hibridas. Šio bijūno lapus aš paprastai šalinu tik pavasarį. Auga jis labai aukštas, yra 1,50 m aukščio, tiek pat ir pločio. Noriu Jums būtent ir pademonstruoti visą jo dydį. Apie 1,5 metro ir pločio yra, ir todėl visada pagalvokite, kurią vietą galėtumėte savo gėlių darželyje skirti. Patys žiedai yra labai dideli. Jau kai yra senesnis krūmas, jie yra pilnaviduriai. Kai buvo dar jaunesni krūmai, tai buvo ir tuščiaviduriai žiedai. Pagal mano delną, jūs matot, net nesimato jo gražaus didelio žiedo. Pažiūrėkite, kokios spalvos, kokio dydžio, kokie atspalviai. Man šis bijūnas smirda, nors kiti sako, kad jiems kvepia, skonis draugų neturi. Kita veislė yra Sonoma Džedo. Tai yra pilnaviduris geltonas bijūnas. Va šis tai man tikrai kvepia. Kaip matome, nuo Bardzelos skiriasi tuo, kad žiedai, kad ir dideli, bet mažesni, beveik dvigubai už Bardzelą. Pats krūmas yra apie metro aukščio, mažesnis negu kad Bardzelos. Ir Sonoma Džedo, kadangi yra dar tokia kaip iš naujesnių veislių, tai Sonoma Džedo kainos šaknies būna tokios dar nepigios, praktiškai dvigubai negu Bardzela. Tai svajodami įsigyti geltoną bijūną, pasvarstykite, kuris jums atrodytų gražesnis. Dar viena veislė geltono yra Garden Treasure. Pirmieji geltoni žiedai jau peržydėjo, bet aš labai norėjau sulaukti kartu pafilmuoti su kitais geltonais bijūnais, nes jo žiedas būna irgi didelis, toks pats didumo kaip Bardzelos. Bet pats krūmas, atkreipkite dėmesį, yra mažutis, apie 70 kažkur centimetrų. Ir jeigu jūs svarstysite įsigyti tokį bijūną, pamastykite, kad jo sodinti šalia tokio Bardzelo gigantiško tikrai neverta. Svarstykit, kur jam galima surasti vietą, galbūt kažkur gėlyno pakraštyje ar netgi priekyje. Lapija jo labai graži, žalia. Kaip minėjau, aš lapus šalinu tik tais ankstyvą pavasarį. Ne visai geltonas bijūnas, kaip matome, turintis ir raudonų tokių liežuvėlių, tai yra veislė Lollipop. Tikras saldainiukas. Ir tai taip pat yra ito hibridas. Dar nėra šis krūmas senas, jam yra 3 metai ir jau, sakykime, šiais metais yra suformavęs 7 žiedus. Lietus ir šaltas oras truputėlį jo žydėjimą nuvėlino.